Jeigu tu atsidūrė čia ir dabar, tai taro kortų žinutė tau, o kortas sako apie tai, kad manipuliacijos dabar vyksta į tavo pusę. Tai yra žmonės, kurie labai moka, antiek jam perpratę yra tave ir žino, kaip tavimi galima manipuliuoti. Pagalvok apie tai. Tai galbūt draugas, tai žmonės iš praeities, tai galbūt artimi draugai netgi gali būti tokia situacija. O tau tokia našta per sunki. Tu jauti iš jų pusės tos juokelius tokius, jie iš tavęs kaip šaiposi, juokiasi, manipuliuoja, tu viską supranti, bet nieko negali padaryti, nes tu esi žmogus geros širdies. Va, tu miela gera nuo širdį, jie pyksta ant tavęs. Jie netgi pyksta ant tavęs, galbūt, kad tau geriau sekasi negu jiems. Ir yra tokie pykčio. O tu vis toliau ir toliau pasineri į save. Pasineri į save, į savo vidinę tokią būseną, kurioje ieškai savo atsakymą. Ar tu blaškaisi, tu nežinai, kokį sprendimą priimti, iliuzijų ko, ar pakybusi, tu jautiesi dabar kaip auka šioje situacijoje, tau atrodo, kad už ką tau taip. Tu taip trokšti tos ramybės, balanso ir harmonijos. Tie žmonės kol kas tave nesiruošia netgi paleisti, nesiruošia netgi duoti tau šiek tiek įkvėpti to gaivaus oro. Tu taip trokšti šeimos, laimės ir džiaugsmą. Tai yra moteris, kuri trukdavo stovi tavo kelyje. Tai yra vyras, kuris siekia iš tavęs tikslų tokių. Tai galėtų būti raidės vardo vyro, taip, N arba M, o moters raidė L, kažkokios tokios raidės. Ir 8 skaičius jiems labai svarbus skaičiukas toks. Va. Tu stovi dabar kaip surišta. Aš nežinau, kaip išeiti tau šitos situacijos, labai sudėtinga. Tu miela gera nuo širdį, tu trokštai tik visiems gero. Jeigu nori žinoti, kaip tau geriausiai išeiti iš tokios sudėtingos situacijos ir kada tai viskas pasibaigs, rašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, nes nusivylimas, išėjimas, širdis skauda, trikampis čia netgi įsimaišė ir tu tokia liūdna visa. Parašyk man žinutę ir mes užklausim taro kortų.